Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai pristatysiu IMAS elektroninio sąskaitų faktūrų posistemio ISAF funkcionalumus PVM mokėtojams. Apmokestinamieji asmenys Lietuvoje registruoti PVM mokėtojus privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatytą tvarką ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šios asmens prievolės susijusias su PVM. PVM mokėtojas turi įvykusi prekių tiekimo ar paslaugų teikimą įforminti PVM sąskaitą faktūrą. Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys teikti VMI elektroniniu būdu IMAS elektroninėme sąskaitų faktūrų posistemėje ISAF. Juridinio asmens PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Standartinis fizinio asmens PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis. Tačiau fiziniam asmeniui pateikus prašymą per mano VMI arba įsigijus prekių ar paslaugų iš ES PVM mokėtojų, už kurias atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM Lietuvoje, mokestinis laikotarpis pasikeičia į kalendorinį mėnesį. Tokiu atveju PVM sąskaitų faktūrų registrai ISAF teikiami ne už kalendorinį pusmetį, bet už kalendorinį mėnesį. Jeigu juridinio asmens mokestinis laikotarpis yra mėnuo, tai ISAF registrai turi būti pateikti iki kito mėnesio 20 dienos. Pavyzdžiui, už laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki sausio 31 dienos registrai turi būti pateikti iki vasario 20 dienos. Atkreipiame dėmesį, jeigu mokestinis laikotarpis yra pakeistas į kalendorinį ketvirtį, ISAF registrus vis tiek reikia teikti už kalendorinį mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos. Jeigu fizinio asmens mokestinis laikotarpis yra pusmetis, tai ISAF registrai turi būti pateikti iki kito pusmečio 1 mėnesio 20 dienos. Pavyzdžiui, už laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki birželio 30 dienos registrai turi būti pateikti iki Liepos 20 dienos. Jeigu mokestinis laikotarpis yra pakeistas į kalendorinį mėnesį, tai ISAF reikia teikti iki kito mėnesio 20 dienos. Išregistruojama iš PVM mokėtojo asmens per 20 dienų po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 dienų po išregistravimo iš PVM mokėtojų. ISAF posistemėje yra pildomi dviejų tipų PVM sąskaitų faktūrų registrai – gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai. Gautos PVM sąskaitos faktūros registruojamos ir teikiamos VMI su to mokestiniu laikotarpiu, kurį yra gautos registro duomenimis. Pavyzdžiui, jeigu PVM mokėtojas iš kito Lietuvos PVM mokėtojo pavėluotai gavo praeitą laikotarpio PVM sąskaitą faktūrą, tai tikslinti pateiktų registrų prievolės nėra. Galima tokią PVM sąskaitą faktūrą registruoti einamojo laikotarpio gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre. Išrašytos PVM sąskaitos faktūros registruojamos ir teikiamos VMI su to mokestinio laikotarpio, kurį yra išrašytos registro duomenimis. Svarbu paminėti, kad jeigu PVM mokėtojai per mokestinį laikotarpį negavo ir ar neišrašė nė vienos PVM sąskaitos faktūros, PVM sąskaitų faktūrų registrai vis vien turi būti pateikti, tačiau tokiu atveju registrai teikiami tušti. Registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu. Galimi 3 registrų pateikimo būdai. Pirmas – ISAF įkeliant XML formato registrų duomenų rinkmenį. Antras – naudojant žiniatiklio paslaugą. Trečias – registrų duomenys įvedant į ISAF. Toliau trumpai pristatysiu kiekvieną iš jų. Pirmas būdas – rinkmenos įkelimas. ISAF duomenų rinkmena yra suformuojama mokesčių mokėtojo buhalterinės apskaitos ar kitoje naudojimo informacinėje sistemoje. Pagal joje užregistruotus gaunamų ir išrašomų sąskaitų duomenis XML formatu. Norint įkelti rinkmeną su duomenimis, ISAF posistemėje meniu juostoje reikia pasirinkti skiltį įkelti rinkmeną ir pasirinkti reikiamą rinkmeną iš kompiuterio. Grįžus į skiltį PVM sąskaitų faktūrų registrai, matysite, kad susiformavo gaunamų ir išrašomų sąskaitų faktūrų registrai, kurių būsenos yra rengiamas. Pasirinkus peržiūrėti, rodomi registre esančių PVM sąskaitų faktūrų duomenys ir yra matomas mygtukas skirtas registro pateikimui. Peržiūrėjus duomenis, spaudžiamas mygtukas pateikti registrą. Antras būdas PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų teikimui yra žiniatiklio paslauga. Naudojant žiniatiklio paslaugą, duomenys iš mokesčių mokėtojų kompiuterinių programų į IMAS posistemius yra perduodami tiesiogiai. Tai yra be žmogaus įsikišimo. IMAS meniu juostoje
skiltyje Žiniatiklio paslaugos suteikiama galimybė užsisakyti žiniatiklio paslaugų naudojimui būtiną sertifikatą. Sertifikatą reikia generuoti pagal IMAS sistemoje esančią instrukciją. Sugeneruotą sertifikatą reikia įkelti į skiltį įkelti dokumentą, paspaudus mygtuką generuoti sertifikatą. Sertifikatas parsiunčiamas automatiškai. Svarbu paminėti, jog registrai bus suformuoti automatiškai, nereikės atlikti reikmenos kėlimo veiksmų, beliks peržiūrėti ir pateikti. Trečias PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimo būdas yra registrų pildymas tiesiogiai SAF posistemėje rankiniu būdu suvedant PVM sąskaitų faktūrų duomenis. Norint pradėti pildyti PVM sąskaitų faktūrų registrus, meniu juostoje reikia pasirinkti skiltį PVM sąskaitų faktūrų registrai ir toliau spausti mygtuką Pildyti naują registrą. Paspaudus Pildyti naują registrą suvedama registro antraštinė informacija. Iš pradžių pasirenkamas registro tipas. Jis gali būti arba gaunamų sąskaitų faktūrų, arba išrašomų sąskaitų faktūrų registras. Tuomet pasirenkamas mokestinio laikotarpio tipas – mėnuo arba pusmetis. Ir nurodomas konkretus laikotarpis, už kurį norima pateikti registrus, toliau spaudžiama tęsti. Paspaudus mygtuką tęsti, suformuojamas tuščias registras, kurio būsena rengiamas. Norint įvesti sąskaitos duomenis, spaudžiamas mygtukas Įvesti sąskaitos duomenis. Paspaudus mygtuką Įvesti sąskaitos duomenis, atsidaro langas skirtas sąskaitos informacijos suvedimui, kuris yra suskirstytas į 3 dalis. Pirmoje dalyje sąskaitos duomenis, nurodoma PVM faktūros serija numeris, išrašymo data, pasirinkamas PVM faktūros tipas – PVM faktūra, kreditinė PVM faktūra ar debetinė PVM faktūra. Antroje dalyje nurodoma pirkėjo arba pardavėjo duomenis priklausomai nuo to, kokio tipo PVM faktūrų registras yra pildomas. Trečioje dalyje nurodomi prekių ir paslaugų duomenis, tokie kaip apmokestinamoji vertė, mokesčio tarifas, PVM suma, pasirenkamas mokesčio kodas. Suvedus visus PVM sąskaitų faktūrų duomenis, spaudžiamas mygtukas Pateikti registrą. Pateikto registro būsena išrengiamas pasikeičia į priimtas aktualus. Svarbu žinoti ne tik kaip pateikti registrus, bet ir kaip juos reikia tikslinti. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu registrų duomenys buvo pateikti, tikslinimas gali būti atliktas įkeliant rinkmeną savarankiškai, persiunčiant rinkmeną žiniatiklio pagalba arba tikslinant rankiniu būdu. Tikslinimas atliekamas. Jeigu po registro duomenų pateikimo apmokestinamas asmuo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas registro duomenų klaidas, tai jis turi pateikti patikslintus to mokestinio laikotarpio, už kurį teikiant registro duomenis klaidos buvo padarytos duomenys. Tikslinimas neatliekamas. Jeigu po registro duomenų pateikimo pagal ISAF fiksuotus neatitikimus apmokestinamas asmuo PVM mokėtojas nenustatė, kad padarė klaidų, registro duomenų neatitikimai yra dėl kontrahento pateiktų registro klaidų, tai jam registrų tikslinti nereikia. Kalbant apie PVM sąskaitų faktūrų registrų tikslinimą, keliant rinkmeną, svarbu atkreipti dėmesį, kad įkeltos rinkmenos pašalinti negalima. Įkeltos rinkmenos duomenis galima patikslinti įkeliant kitą rinkmeną su tokiu pačiu rinkmenos elementu part number. Įkėlus naują rinkmeną į SAF posistemį susiformuos naujas rengiamas registras, kurį reikės pateikti. Jeigu norima pateiktą registrą papildyti naujomis sąskaitomis, kurių nebuvo registre, galima tikslinti registrą įkeliant rinkmeną su naujomis sąskaitomis. Tačiau tokiu atveju rinkmenos elemento part number reikšmė turi skirtis nuo jau prieš tai įkeltos rinkmenos. Pavyzdžiui, įkeltoje rinkmenoje yra 3 sąskaitos ir rinkmenos elemento part number reikšmė yra 1. Norima papildomai kelti dar 2 sąskaitas. Vadinasi, turi būti naujai keliama rinkmena, kurios elemento part number reikšmė turi būti 2. Taip, įkelus rinkmeną registre sąskaitų kiekis pasikeis iš 3 į 5. Kitas registro tikslinimo būdas – sąskaitų koregavimas pateiktame registre rankiniu būdu. Skiltyje PVM sąskaitų faktūrų registrai visų pirma randamas registras, kurio duomenis norima patikslinti ir tuomet spaudžiamas pasirinkimas Peržiūrėti. Atsidariusime registro duomenų peržiūros lange, norint koreguoti įvestų sąskaitų duomenis, spaudžiamas mygtukas Tikslinti registrą.
Registro būsena tampa rengiamas. Norint pridėti naują PVM sąskaitą faktūrą, spaudžiamas mygtukas įvesti sąskaitos duomenis. Norint tikslinti įvestos PVM sąskaitos faktūros informaciją, spaudžiamas pasirinkimas peržiūrėti arba užvedama pelytė ant šalia esančių 3 taškelių ir spaudžiama keisti. ISAF posistemėje yra atliekamas kryžminis sutikrinimas. Kryžminis sutikrinimas atliekamas pasibaigus registrų pateikimo terminui. Jeigu atlikus kryžminį patikrinimą randama netitikimų tarp jūsų ir jūsų klientų ir ar tiekėjų pateiktų ir ar gautų sąskaitų, apie tai būsite informuoti pranešimu IMAS portale. Kryžminio sutikrinimo ataskaitoje rodoma pirkėjų ir pardavėjų duomenys, kurių pateiktos PVM sąskaitos faktūros nesutampa su jūsų pateiktais duomenimis. Taip pat kryžminis sutikrinimas atliekamas automatiškai kiekvieną kartą patikslinus PVM sąskaitų faktūrų registrą. Netikimo ataskaita sugeneruojama tik jeigu registrai yra pateikti. ISAF posistemėje galima užsisakyti preliminarias PVM deklaracijas. Deklaracijos yra formuojamas pagal ISAF posistemėje pateiktus PVM sąskaitų faktūrų registrus. Galima užsisakyti FR 0600 ir FR 0564 deklaracijas. Užsisakius būtina prisijungti prie DS, peržiūrėti perduotą preliminarią PVM deklaraciją, papildyti ir pateikti. Preliminarios deklaracijos užsakymas gali būti atliekamas vienkartiniu rankiniu būdu arba periodiškai automatiškai. Pagrindinis preliminarių deklaracijų užsakymų būdų skirtumas yra tas, kad rankiniu būdu galima užsakyti deklaracijas ir už praeitus mokestinius laikotarpius, o periodiniu užsakymo būdu tik ateinančiam mokestiniam laikotarpiui. Norint aktyvuoti periodinį preliminarių PVM deklaracijų formavimą, spaudžiamas pasirinkimas keisti nustatymus. Nurodyti laukai pažymimi varnelėmis ir spaudžiama išsaugoti. Nustačius, kad deklaracija būtų formuojama periodiškai, ji formuojama tik pateikus atitinkamų mokestinio laikotarpio gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. PVM sąskaitos faktūros, kurios neįtraukiamos į preliminarią PVM deklaraciją FR 0600. Kreditinė debetinė sąskaita faktūra, kuri tikslina kito mokestinio laikotarpio PVM sąskaita faktūra. Kreditinėje debetinės sąskaitoje faktūra yra nurodytas kitoks mokesčių kodų kiekis nei tikslinamojo PVM sąskaitoje faktūrai. PVM sąskaitos faktūros eilutės, kurios neįtraukiamos į PVM deklaraciją FR 0600. Kai nurodytas mokesčio kodas PVM 100 arba nenurodytas mokesčio kodas tik gautoms sąskaitoms. ISAF posistemis turi dar vieną funkcionalumą, kuris skirtas fiziniam asmeniui e-sąskaitų paslauga. Išrašyti elektroninės sąskaitas faktūras ISAF posistemėje gali tik fiziniai asmenys vykdantis individualią veiklą. Gauti elektroninės sąskaitas faktūras ISAF posistemėje gali tiek fiziniai asmenys vykdantis individualią veiklą, tiek juridiniai asmenys PVM mokėtojai. ISAF sąskaitų faktūrų išrašymo gavimo paslaugą gali naudotis tik Lietuvos Respublikoje registruoti asmenys. Norint išrašyti, gauti e-sąskaitas, reikia aktyvuoti e-sąskaitų paslaugą. ISAF posistemėje meniu juostoje pasirenkama skiltis e-sąskaitų paslaugos nustatymai. E-sąskaitų paslaugą reikia aktyvuoti tik tuo met, jeigu e-sąskaita faktūra ISAF posistemėje išrašoma pirmą kartą. Aktyvavus e-sąskaitų paslaugą meniu juostoje atsiranda papildomas skiltis. Naujos e-sąskaitos išrašymas vykdomas meniu punkte išrašyti e-sąskaitą. Asmenys neįregistruoti PVM mokėtojais išrašo elektroninės sąskaitas faktūrą. Asmenys įregistruoti PVM mokėtojais išrašo elektroninės PVM sąskaitas faktūras. Norėdami išrašyti e-sąskaitą, spauskite išrašyti e-sąskaitą. Atsidariusiame lange reikia suvesti pardavimo sąskaitos duomenis. Išrašant elektroninę PVM sąskaitą faktūrą, duomenų įvedimas skirstomas į 4 dalis. Pirma dalis – sąskaitos duomenys. Antra dalis – pardavėjo duomenys. Trečia dalis – pirkėjo duomenys. Ketvirta dalis – prekių ir paslaugų duomenys. Suvedus reikiamą informaciją, spaudžiamas mygtukas patvirtinti.
Norint peržiūrėti išrašytas ir gautas elektroninės sąskaitas faktūras, spaudžiamas meniu pasirinkimas e-sąskaitų sąrašas. Sąraše pasirenkama sąskaita, kurią norima peržiūrėti ir spaudžiama peržiūrėti. Visą aktualią informaciją galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais.